Pasaulio pasakos. Robinas Hudas. Senais laikais Angliją valdė karalius vardu Richardas. Buvo garbingas ir narsus vyras, todėl žmonės jį praminė liūtaširdžiu. Jo iškili pilis, matoma iš toli, stūksojo Šervudo miško pakraštyje. Šioje gūdžioje girioje augo šimtamečiai ąžuolai su tankiu pomiškiu. Vieta buvo labai pavojinga ir žmonės bijodami pražūti jos lenkėsi. Karalius Richardas liūtaširdis laimingai leido dienas su dukra gražiaja ledi Meriona. Bet užgrobti sostą svajojo pavyduolis Richardo brolis, kunigaikštis Džonas. Kartą atėjo žinia, jog Angliją užpuolė priešai ir karalius Richardas išjojo į karą. Žiaurus ir godus kunigaikštis Džonas to ir telaukia, kaip mat užgrobė valdžią ir išsiuntinėjo ištikimus karius po visą karalystę. Jie plėšė ir grobė kraštą, pasmerkdami žmonės skurdui, badui ir nevilčiai. Be to, kunigaikštis užgynė medžioti Šervudo miške. Vargšai sulaužė įstatymą, buvo kariami. Vieną rytą kunigaikščio Džono draugas lordas Gajus Gisbornas sutiko sargybinius, vedančius ką tik sučiuptą nusikaltėlį. Pasigailėkite manęs, jūsų šviesybė, maldavo nelaimelis. Gyvenu baisiame skurde, šitą kiškį sumedžiojau norėdamas pamaitinti šeimą. Tu nusižengei įstatymui, vadinasi būsi pakartas, atsakė lordas Gisbornas. Bet vos tik jis ištarė šiuos žodžius, kai iš tankumynos zvimdama atskriejo aštri strėlė ir įsmigo į žemę prie pat jo arklio kojų. Kas išdrįso tai padaryti, suriko lordas. Tai aš, jūsų šviesybė, pasigirdo balsas iš medžio lajos, ir iš ąžuolo iššoko smarkus jaunas malonaus veido vyras. Tamsiai žali drabužiai jį puikiai slėpė tarp lapų. Vyruko akis valiukiškai spindėjo, o rankose jis tvirtai laikė lanką. Strėlė buvo nukreipta į lordą Gajų Gisborną. Kas tu ir iš kur žinai mano vardą, sušuko lordas. Aš vadinuosi Robinas Hudas ir žinau visų mūsų šauniojo karaliaus Richardo išdavikų vardus. Paleiskite tą vargšelį, jūsų šviesybę, ir sargybiniai nenukentės. Niekada, suimkite jį, paliepė savo vyrams įsiutęs lordas Gisbornas. Tačiau sargybiniai nespėjo nė žingsnio žengti, o jiems ant galvų jau pasipylė strėlių kruša. Už medžių slėpėsi Robino Hudo draugai. Lordo arklys pasibaidė ir numetė jį ant žemės. Sargybiniai išsilakstė, palikę šeimininką likimo valiai. Robinas nukabino lordui nuo diržo sunkų, auksinių, prigrūstą kapšą, padavė jį suimtam žmogeliui ir tarė. Jūsų šviesybė, atimkite iš tokių piniguočių, kaip jūs, Robinas Hudas, ima, o vargšams duoda. Pasakė ir dingo miško tankmėje. Ta patį vakarą kunigaikštis Džonas vakarieniavo su draugais ir Gajus Gisbornas papasakojo visiems apie nemalonų atsitikimą. Svečiai sutarė, kad Robinas Hudas pavojingas maištininkas ir laikas jį sutramdyti. Tik jauna graži mergina tylėjo, nuleidusi akis. Jos mielą veidą gaubė liūdesys. Tai buvo ledi Meriona, karaliaus Richardo dukra. Nuo tos dienos, kai tėvas išvyko į karą, ji buvo lyg bejėgė savo dėdės kunigaikščio Džono piktidarybių liudytoja. Bėgo laikas, kunigaikščio Džono ausis kasdien pasiekdavo žinia, jog Robinas Hudas vėl apiplėšė turčių, kad padėtų vargšams. Kunigaikštis ne juokais supyko. Jis sušaukė visus riterius pasitarti, kaip įvilioti Robiną Hudą į pinkles. Po kelių dienų švęsime pavasario šventę. Surenkime šaudymo iš lanko varžybas, pasiūlė lordas Gisbornas. Robinas Hudas neprilygstamas šaulys, todėl vargu ar atsispirs pagundai. Jis būtinai dalyvaus varžybose, o mes pasinaudosime progą ir jį sučiupsime.
Suimsime tą niekšą visų akivaizdoje, pridūrė kunigaikštis Džonas. Tegu žmonės pamato, koks aš valdovas ir ką galiu. Riteriai pritarė, tik susijaudinusi Ledi Meriona tylėjo. Pačioje Šervudo girios gūdumoje, sukilėlių stovykloje, virė aistros. Robino draugai atkalbinėjo jį nuo dalyvavimo rungtynėse. Lordas Gajus Gisbornas spendžia tau spąstus, atpažins ir suims, perspėjo kilniaširdis galiūnas mažasis Džonas. Negaliu praleisti tokios puikios progos ponams pamokyti, šypsodamasis atsakė Robinas. Mes ir taip žinome, Robinai, jog esi geriausias šaulys visoje Anglijoje, bet rodyti žmonėse labai pavojinga, tarė vienuolis Tukas, kuris buvo tiek išmintingas, kiek drūtas. Nuvyksiu persirengęs, taigi manęs niekas nepažins, pareiškė Robinas. Jei bijote, eisiu vienas, šelmiškai pridūrė. Vienas? Jokių būdų, vienu balsu sušuko draugai. Atėjo šventės diena. Garbingiems svečiams miško laukymėje buvo pastatyta dengta pakyla. Atėjo ir atsisėdo kunigaikštis Džonas. Šalia jo atsistojo Ledi Meriona. Persirengęs elgeta ir ant akių užsimaukšlinę skrybelę, prie pakylos prisiartino Robinas Hudas. Jo ir Ledi Merionos akys susitiko. Robinas akimirksniu ją įsimylėjo ir pasiryžo laimėti varžybas, kad pelnytų patį garbingiausią prizą – gražiosios Merionos meilę. Ledi Meriona irgi atkreipė dėmesį į jauną nepažįstamąjį. Jo apdriskė drabužiai bylojo apie skurdą ir vargą, tačiau spindinčios akis išdavė, kad šis žmogus nei liūdi, nei alksta. Varžybos prasidėjo. Kiaurą dieną vienas šaulys po kito bandė laimę, kol galų gale aikštėje liko du stipriausiai. Vienas jų, vardu Hubertas, garsėjo kaip nenugalimas. Jis ryžtingai atsistojo, įtempė templę ir nusitaikė. Minia sulaikė kvapą. Hubertas paleido strėlę ir toji įsmigo į patį taikinio vidurį. Kunigaikštis Džonas atsistojo ir tarė. Vargu ar atsiras taiklesnis šaulys. Huberto varžovas niekiek nesijaudino. Jis įtempė templę ir beveik nesitaikęs iššovė. Strėlė nušvilpė kaip žaibas, perskėlė Huberto strėlę pusiau ir įsmigo į patį taikinio vidurį. Minia suūžė. Kunigaikštis Džonas paplojo, paskui atkišo prizą. Ženk į priekį, nepažįstamas šauly, šis prizas tavo. Ar leisite jį įteikti damai, kuri pavargė man širdį, paklausė Driskius. Paskui prisiartinęs prie Merionos, pagarbiai priklaupė ir tarė. Prašau priimti šią kuklę dovaną kaip mano meilės ženklą. Bet kas jūs, ponia, paklausė Ledi Meriona. Vyras atsistojo, nusiėmė skrybelę ir išdidžiai prisistatė. Robinas Hudas, Ledi Meriona, ištikimas jūsų ir karaliaus Ričardo tarnas. Suimkite jį, paklaikęs iš pykčio, suriko kunigaikštis Džonas. Tačiau Robinas Hudas žaibiškai nėrė į minią, ši prasiskyrė, gelbėdama savo didvyrį, paskui vėl susiglaudė ir virto aklina žmonių siena. Grįžęs į miško stovyklą, Robinas pasakė draugams. Turime būti budrus. Po šiandieninio įvykio kunigaikštis Džonas nepaliks mūsų ramybėje. Būrio vyrai pakaitomis ėjo sargybą. Robinas įlipo į milžiniško ąžuolo viršūnę. Girią apgaubė naktis. Staiga netoliese sušnarėjo krūmai ir iš tamsos išniro vienuolis. Jo veidas slėpė abito gobtuvas. Robinas nušoko nuo ąžuolo šakos ir pastojo jam kelią. Stok, tėveli, ko tau čia reikia? Vienuolis nieko neatsakė ir Robinas ėmė niršti. Greičiau sakyk, ką čia veiki, arba gailėsies. Dar pažiūrėsime, katras pirmas gailėsis, tarė vienuolis ir išsitraukė kalaviją. Tamsoje užvirė arši kova. Robinas kaip mat suvokė, jog priešininkas beveik toks pat įgudęs kovotojas, kaip jis.
tačiau kur kas lengvesnis ir vikresnis. Gana, pasiūlė jis po valandėlės. Puikiai giniesi, dėkis prie Robino Hudo, esi vertas tapti jo būrio nariu. Ar tu tikrai Robinas Hudas? Nuleidęs kalaviją paklausė vienuolis. Tikrai, nusijuokė Robinas. Tuomet vienuolis lėtai pakėlė gobtuvą ir paklausė. Nepažinai Robinai? Tai buvo Lady Mariona. Apstulbęs Robinas priklaupė. Mariona nebegrįžo į pilį, prisijungė prie Robino Hudo būrio ir liko Šervudo miške. Išgirdęs šią naujieną, kunigaikštis Džonas pašėlo. Jis pasiryžo susidoroti su Šervudo maištininkais ir sutelkė kariuomenę. Išnaršykite visą mišką, rėkė jis. Išguikite tos niekšus iš jų irštvos ir nuvarykite kuo toliau nuo stovyklos. Išžudykite juos visus alei vieno. Aš su asmens sargybiniais susirasiu Lady Marioną. Kai paimsiu ją į nelaisvę, Robinas Hudas irgi pasiduos. Tada juos abu pakarsime. Ta pačią dieną Šervudo miške vyko įnirtingos kautynės. Robino Hudo vyrai narsiai kovėsi, tačiau kunigaikščio Džono karių buvo daugiau, jų ginklai geresni, todėl sukilėliai buvo sumušti. Kunigaikštis Džonas nusigavo į stovyklą, kurioje Lady Mariona laukė mūšių baigties. Malonu vėl tave matyti, dukterėčia, tarė jis ir nuožmiai nusikvatojo, šį kartą taip lengvai nuo manęs nepaspruksi. Nesiartink prie manęs, nevidonė, sušuko Mariona, kai jis griebė ją už rankos. Kaip tik tą akimirką kunigaikščiui Džonui pro ausis prašvilpė strėlė. Baily, kaip tau negėda pulti moterį, lįsdamas iš tankumyno, suriko Robinas, verčiau kaukis su manimi. Kunigaikščio Džono sargybiniai puolė Robiną. Jis vienas stojo prieš 10, bet buvo greitai įveiktas. Kai kunigaikščio Džono kareiviai rišo Marionai rankas, netikėtai pasirodė riteris, lydimas asmens sargybiniu. Visi jie vilkėjo juodai. Ką čia darote, paklausė juodasis riteris. Kas šie belaisviai? Tai pavojingi valstybiniai nusikaltėliai. Greitų laikų jie bus viešai pakarti, atsakė Džonas. Vieninteliai įstatymai, kuriuos mes pripažįstame ir gerbėme, yra meilės įstatymai ir karaliaus Ričardo įstatymai, gynėsi Robinas. Nejau dėl to turėsime mirti. Tau mirti nereikės, narsuoli Robinai, ramiai atsakė juodasis riteris. Atėjo laikas šioje šalyje padaryti tvarką ir atrodo, manęs laukia nelengva užduotis. Suliktai žodžiais jis nusiėmė šalmą. Tėve, pagaliau grįžai, apsipylusi džiaugsmo ašuromis, sušuko Mariona. Karaliaus Ričardo kariai suėmė kunigaikštį Džoną ir jo vyrus. Nulipęs nuo arklio, Ričardas liūtaširdis pats atrišo Lady Marioną ir Robiną Hudą. Jis stipriai apkabino dukrą, paskui tarė Robinui. Garsas apie tavo žygius plačiai pasklido, esu dėkingas, kad likai man ištikimas ir kaip išmanydamas gyniai mano garbę. Keliauk su manimi į pilį, paskirsiu tave kariuomenės vadu. Dėkoju jūsų didenybę, tačiau aš gimęs ne kariuomeniai ir ne pilims, atsakė Robinas. Mano valdos Šervudo miškas. Nėra puikesnės pilies už jį. Tiesa, man trūksta karalienės. Jūsų didenybė, prašau jūsų dukters Marionos rankos. Su džiaugsmu atiduodu ją į tokias patikimas rankas ir nuo šiol tave laikysiu sūnumi. Paskui karalius Ričardas atsisuko į brolį ir rūsčiai tarė, o tau, Džonai, įsakau nedelsiant palikti Angliją ir niekada nebegrįžti. Pasigailėjau tavęs kaip brolis, palikau gyvą, bet greičiau neždinkis, kol nepersigalvojau. Nuo tada Anglijoje įsivyravo taika ir gerovė. Robinas Hudas laimingai gyveno su Mariona ir ilgus metus karaliavo pačiame gražiausiame miške. Pabaiga.